įtikim į Dievą, Dievas lyg ir geras mūsų atžvilgiu, praktikuojam, tarkim, ne vieną dešimtmetį kai kurie ar ne, ir vis tiek būna, kai kada tokių momentų, o kartais ir ištisi periodai, kovos momentai. Dėl ko? Dėl daugelio priežasčių, bet tai žinai, ko mes norim. Norim komforto, komfortas mus susijęs su kuo? Su kūno Patogumu. Patenkinimu, pasitenkinimu. Patogumas, irgi kas patogumas yra pasitenkinimas, aš noriu kokio, viskas aistrose išvardinta, ne gomurio pasitenkinimo noriu, pagulėjimo pasitenkinimo, seksualinio pasitenkinimo, žodžiu, akių pasitenkinimo, garsausų, per tos 5 pojūčius, lytėjimo pasitenkinimo, tai va, ir dar minčių. Ir kadangi esam sužeistas kūnas, tai žiūrėk, tai šiaip tai Dievas kaip sustvarkė, jeigu sakysim, protas, valia, jausmai, tai protas skirtas, kad pažintų tiesą ir tiesa, pradžiugintų tiesą, tai įsijungia emocija, ja. Ir tada valia krypsta į tos tiesos tiesiog tolimesnį jau pažinimą ir ėjimą pagal tiesą, tada dar labiau emocija įsijungia. Šitą mes dalyką patiriam, dažnai žiūrėk, kad šūkia. Ką nors gražaus paskaitom, ar ką nors gražaus parašom, ar tiesiog kokį eilėraštį, ar dainą, ar tėvynę, ir taip toliau. Užkabina tas tiesos pažinimas, bet yra ir kiti dalykai, kurie užkabina. Sakysim, mes galim įvairių dalykų kalbėti, sakysim, tą pačią muziką, ne vieną muziką, kuri kelia link Dievo mūsų užkabina, bet su ragiukais koks nors roką kalą tenai irgi užkabina. Reiškia, kažkoks, tai tas dvasinis pasaulis, jis toks yra ir jisai susijęs su mūsų ir kūnu, ir protu, ir valia, ir jausmais, prigimtim visa, ir ta prigimtis yra sužeista. Tai va taip, kad intraukia mus, paprastai pasakius, galėtume sakyti, nuodėmės įstatymas, mus traukia, stipriai traukia. Paprastas dalykas dabar, va. Visi tie mūsų, kas dabar, YouTube'as, TikTok'as, dar ten visokie tie dalykai, ir ypač tie trumpi filmukai, kaip jie traukia visus, ne. Tik visi varo, žiūri, aišku, smalsumas, ne, traukia. Kodėl traukia? Štai, kad ir pasitenkinimą patiri, smalsumą patenkini, tam tikrą malonumą, žodžiu, interesą kažkokį tai ir laikas taip eina. Tai va, štai rimtas dalykas yra. Tai, o malda kas yra malda? Malda, aš tada turiu išplėšti laiką save laikė turiu išplėšti iš malonumo tokio, kurį lengvai galiu pasiekti. Ir eiti visai kitą santykį, kurio aš taip lengvai nepasiekiu. Čia žiūrėkit, prisiminkime Ignacą Lojolą, kai jisai gulėjo ten toj pily su ta sužalota koja ir iš pradžių romanus skaitė ir sako malonumas, bet paskui tuštuma, nes vėl norėtųsi malonumo. O kai skaitė šventųjų gyvenimus, tai reikėjo, tik iš nuobodulio skaitė iš pradžių, ne? Nebuvo iš ko daugiau. Bet nebuvo ką daugiau skaityti, bet po to ateina pilnatvė, džiaugsmas ateina. Tai va, tai. Ir katekizmas sako, kad malda yra malonės dovana ir tvirtas mūsų atsakas į visą dar reikalauja mūsų pastangų. Jo, bet klausimas tada yra, reiškia, juk dažnas žmogus, kuris, yra patyręs ir tokių akimirkų, kurios, tikrai sužavi žmogaus širdį, kažkas nutinka, tarkim, ar toj maldoj jaučiamės ir pakylėti, kaip Taboro kalne, ar ne? Ir po to atrodo, vėl kalbėsi su tuo pačiu Dievu ir nieko. Reiškia, ir kodėl Dievas jausmiškai, jeigu galima taip sakyti, nebūtinai jausmiškai, bet kodėl nebėra tokio ar malonumo, ar įkvėptumo, arba kitų dalykų. Ir žmogus dažnai galvoja, vadinkim, kad, prastai meldžiuosi, ne? Prastai meldžiuosi, kas dar numuša ūpą. Taip. Ir suma sumarom gaunasi rezultatas, kad žmogus kapituliuoja. Ir toks čia labai su psichologija mūsų susiję, pažiūrėjau, man pačiam galvoju, kaip sakai, nebėra to pagava, jeigu sakytume, ne, kaip pagal apaštalų darbus, irgi Petras, kad tada meldys ant stogo, kol iš Jopės žmonės atėjo, tai jau tos pagava, kad tikrai pagava, dingo laikas, reiškia malonumas, patyrė Dievo tą buvimą, artumą, iš tikrųjų kaip jo apreiškimo knygoje, ne, tai. O čia dabar, tai ką, šito nėra, tada galvoju, tai ką, aš negeras, prastas, blogai meldžiuosi, kaltė gali užgraužti, dar kažkas, tai. O iš tikrųjų, tai kaip jau
jis aiškina mums dvasinė literatūra, dykumų tėvai aiškina, žodžiu, visas, kas yra. Kad Dievas leidžia mums augti nuopelnuose. Ne? Tai visą laiką atsivertimo kelyje šitai būna. Tas atsivertimas gali būti, nesvarbu, kad tu pakrikštytas, bet staiga patyriau, kaip sakai, tokį. Tai iš pradžių ta neša banga, tokie malonės banga, o paskui jinai dingsta. Ir kaip dykumų tėvai sako, dingsta ne vienai dienai, bet 5 metam, 10, 30 metų, o kitiem ir iki gyvenimo pabaigos dingsta, įsivaizduoji. Patyrė tą tokį šviesą, ramybę, džiaugsmą, pakylėjimą ir staiga išsijungia viską. Jo, ir tau sako, vis tiek melskis. Atrodo, kad Dievas negirdi, visiškai negirdi. Tai va. Tai kalba už tai apie kovą yra. Yra rimta kova, dvasinė kova. Ir kaip pats ir paminėjai, labai norės užakcentuoti, kad žmonės suvoktų ir suprastų, kad kiekvienas žmogus turės savo pasakyti, kad tai yra kova ir aš neturiu visada tikėtis, kad maldoj bus lengva. Tai sunkiausia tai pradėti yra iš tikrųjų. Žiūrėk, nusprendi pasimelst. Tai atsiranda visokių reikaliukų. Tai čia gal pašluostit, čia dulkės pamačiau, čia palauk, čia dar pažiūrėsiu tenai, tai gal internetą pažiūrėsiu, dar kažką pažiūrėsiu ir reiškia ir toks, manau, kad turbūt beveik visiems tas vyksta. Reiškia, tokio ryšto, tai kažkas tai piktasis trukdo, reiškia, nes kas yra malda, jeigu tai paėmus, ne, kodėl reikia melstis pirmiausia, reiktų atsakyti. Kodėl reikia melstis? Malda, žiūrėk, Jėzus meldėsi net per naktį, kodėl į kalną lipo Jėzus? Kad niekas netrukdytų, ne todėl, kad ten palipsi ten 0,5 kilometro į kalną, tai arčiau Dievo būsi. Na, aišku, tai galima ir taip galvoti, bet iš tikrųjų tai ateiti tokią būseną, kur tikrai esi tik tai santykė tu ir Dievas. Aišku, tai iš tikrųjų yra bendrystė kalba su Dievu, tai būtent malda tai yra bendrystė kalba su Dievu. Ir turėtume suprasti, kad man to gyvybiškai reikia, nes iš Dievo aš viską gaunu. Tai va. Ir kad nebus lengva. Ir va šitas nelengvumo momentas, kad mes su juo neapsikaltintume, kad kažko nemokam, kažko nesuprantam, kažką negerai darom. Nes žmogus dažniausiai sako, jeigu aš negaunu gero rezultato, vėl nėra taip kaip. Tai matai, čia toks yra dalykėlis. Kova su savo prigimtim, kuris sužeista, ir kova su piktai dvasia, kuri mus trukdo. Ne? Tai su prigimtim, kad ir prigimtis traukia mane į lengvą rezultatą ir siūlo greitą malonumą, to noriu, o piktasis, tai aišku, tam dar žarijų papila ir pamina savo dantų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, vis tiek, jeigu žiūrėsim, ar ten teologus, ar Tomą Akvinėtį, ar kitus, nesvarbu, čia daug jau. Tai kokia dar yra nuopelno ta teologija, reiškia, kad jeigu lengvai gausi, tai nebus, bet reiškia, koks tavo nuopelnas, Jėzus sako, jeigu aš šitai paprastai viskas, tai koks tavo nuopelnas, ką reiškia nuopelnas, kaip apaštalas Paulius čia kalba, reiškia, baigiau bėgimą, išsaugau tikėjimą, reiškia, viešpats man atiduos tavo pergalės vainiką. Tai jis taip drąsiai kalba apie tą pergalės vainiką. Tai kodėl jis tą pergalės vainiką taip įvardina? Už tai, kad išsaugau tikėjimą, baigiau bėgimą, tai reiškia, tas baigiau kovą, kovojau gerą kovą, sako, reiškia, kovojau gerą kovą, ne bet kokią kovą. Tai ta kova yra už santykį su Dievu. Tai už tai, Dievas mus augina, tai irgi reikia suprasti, ne, kad Dievas mus augina, leidžia augti ir kartais labai nelengvai, nes ruošia mūsų amžinajam gyvenimui. Šitas momentas mums yra sunkiai priimamas dažniausiai, sunkiai suvokiamas, nes norime gero rezultato čia ir dabar. Čia dabar. Tai ir greitai, ir gerai jaustis, ir taip žmogiškai yra, nes ir pavargstame nuo gyvenimo, silpni esam. Tai. Bet reiktų suprasti, tiesiog suprasti šitą vietoje, kad malda su Dievu mane ir stiprina, neišsiplėšti reikia iš tos aplinkos, iš to pasaulio, kuris iš esmės man nieko gero negali duoti. Jis duoda tą, ką duoda, tai yra pasaulis. Tai. O čia, aišku, tada galėtume kalbėti apie kokią maldą reiktų kalbėti, nes vienoje maldoje tai matysim, kad lengviau pasiekti rezultatą, kitoj ten prasčiau rezultatą, kitur, reiškia, gal ta malda ir iš vis tokia, ne kažin ką ten duoda. Tai va, tai. Bet kokiu atveju tai malda kas yra, tai labai gražiai katekizmas sako, meldžiamės taip, kaip gyvename, nes gyvename taip, kaip meldžiamės. Tai va, taip, kad
tas visas mūsų gyvenimo supratimas, dėl ko aš gyvenu, tai iš tikrųjų, jeigu imam suprastų laiku, kad gyvenu dėl santykių su Dievu,